Trenerė, nepaisant to, kad pralaimėjot finalą, vis tiek šypsotės taip pat kaip vakar. Kaip čia taip? Mes esam laimingi, tikrai istorinis pasiekimas Alytaus vyrų tinkliniui, tai mes esam vis dar po vakarykščio emocijų wow. Šiandien, aišku, norėjus gal truputį geresnės kovos, didesnio pasipriešinimo, antras setas tikrai teikė vilčių, bet tikrai vakar įsidaužėm ir šiandien tas jautėsi, tai esam be galo vis tiek laimingi su to pasiimu, ką turim. Tai kaip suprantu, atėjo jau suvokimas, patys suprantat, ką padarėt ir daugiau džiaugsmo šiandien negu liūdesio. Mes vis dar žodžiu negalim patikėti, kad mums čia vakar tai pasisekė ir kad išėjom dėl tos antros vietos žaisti, bet šiaip tai taip, labai džiaugiamės, tikrai daugiau pasiekėm negu planavom, čia mūsų maksimumas ir rodėm, kad galim žaisti, kad galim būti aukščiausiam tinklinį. Labai džiugu, kad vyrai taip norėjo, taip gerai sužaidė ir tikrai išsimotyvavo, tai esam tikrai labai patenkinti. Yra biški kartėlis dėl to antro seto šiandien, kur atrodė, kad galit pasiimti, kur kontroliavot, kantriai ėjot. Be abejo yra, bet kaip aš jau Šiaulių Elga yra labai gera komanda, labai aukšti, labai greiti, turi labai gerą pasuotoją, kuris tikrai valdė savo žaidimą pagal mūsų gynybą. Tai tik pagarba ir žemai lenkiamės jiems, turim iš ko mokytis, tai viskas gerai, bus ir geriau.